Šiaulietis ne tik priklausomybė miestui, bet ir dvasinė būsena. Todėl labai svarbu ugdyti ne tik kalbos padargus, bet ir charakterį ir šiaulietišką kultūrą. Įsijauskite į šiaulietišką dvasią. Norint išmokti gražiai ir taisyklingai kalbėti šiaulietiškai, svarbu atkreipti dėmesį į taisyklingą balsių tarimą. Pradėkime. Taisyklinga šiauliečių kalbos pamokėlė – daiktavardžiai. Kiekvienai kalbai itin svarbus daiktavardžiai. Koks šiaulietis be muzono, guolio, kregždės. Šiauliečių kalba labai ekonomiška laiko atžvilgiu. Galūnėse praleiskite balses, kur tik įmanoma. Pavyzdžiui, namas, nams, muzonas, muzons. Nuostabai tai, kas liko žodžio pabaigoje, jums pavyks sulieti į vieną C. Pavyzdžiui, liūtas, liūts, actas, ats, begemotas, begemots. Taip taupomas ne tik laikas, bet ir simbolių kiekis žinutėse. Taip tausojamos rankikės. Šiauliečių kalboje dažnai sutenkama priesaga iki. Pavyzdžiui, mergikė, magikė, mašinikė. Vyriškos giminės daiktavardžiuose ši priesaga keičiama iuks. Pavyzdžiui, bachuriuks, magiuks, ruperiuks. Šiauliečiui itin svarbus bendravimas. Į savo draugus jis kreipiasi vaizdžiai, paprastai ir draugiškai. Geziuks, kentikė, bičelis. Taisyklingos šiauliečių kalbos pamokėlė – veiksmažodžiai. Pagrindinė taisyklė išlieka ta pati. Praleiskite balses, kur tik įmanoma. Tikras šiaulietis niekada nesakys plaukti, tik plaukti. Pagrindinis šiauliečių kalbos bruožas, išskiriantis ją iš kitų, veiksmažodžiai ir frazės tokie kaip spinč, agirdž, smirdž, žaidž. Šiauliečių kalba pasižymi išskirtiniu švelnumu, elegancija ir rafinuotumu. Šitai yra nulemta šių savybių. Jei O yra žodžio viduryje, ji keičiama uo, jei pabaigoje a. E pabaigoje tariama kaip e. Tik įsiklausykite, kaip melodingai skamba šie veiksmažodžiai. Saka, noriu, eidava, privažiava, nešė, atvarė, paskambina, pruots. Taisyklingos šiauliečių kalbos pamokėlė – kirčiavimas, niuansai ir subtilybės. Dalelytė ar keičiama į a. Tik prisiminkite agirdž. Dažna frazė a turi laiką, a gali atvaryt. Net ir tobuliausiai valdžius šias taisyklės, jūsų kalba nebus idealiai šiaulietiška, jei netobulinsite kirčiavimo įgūdžių. Didžiausias nusikaltimas šiauliečių kalbai – kirtis paskutinėme skiemenyje. Pavyzdžiui, einu, turi. Sakoma tik einu, turi, geri, sakau, baisu, skanu, gražu, smagu. Jei norite pritapti linksmoje ir išradingoje šiauliečių hebrikėje, nieku gyvu nepamirškite tokių frazių kaip aš tau sakau, agirdž, ką nori. O dabar pakartokite. A turi laiką? A gali atvaryt? Agirdž? O dabar visi kartu. Agirdž! Because I'm not something you own.